Sveiki, senatvin, kaip sako, žylė galvon, kelnes vadėgon sugalvojom auginti česnakus. Vaikštau po moliūgų lauką, reikia suvokti, kad gamta yra gamta, reikia mokėti dalintis. Čia eilinių sugraužta. Šiaip šiemet nusprendėm vietoj šito moliūgų lauko, čia ne vien tik tai čia dar buvo žirniai dalis. Šiemet spalio mėnesį sodinsim česnakus. Nežinau, kiek čia išeis pasodinti. Planuojam apie hektarą. Tiek teoriškai skaičiavom, kad turėtų užteks tiek. Turim 900 kg. Bandysiu vos kartą jums parodyti, kaip mums sekėsi su aižimu, pačių česnakų, su sodinimu, su ravėjimu. Geriau, nes veikti vienas kitą galim, pasistengti vienas kitam padėti. Tai iki pasimatymo sekančiais kartais česnakų laukuose. Maždaug spalio 26 gal pradėjo, iki lapkričio švenčių pasodinom visus. Pasodinom hektarą 20 marų, bandysim filmuoti video pastoviai, kaip jie auga. Kažkiek turiu jau filmuotos medžiagos, įdėsiu, parodysiu, kaip sodinom. Šiandien yra sausio 26-25 metų. Buvom lauke, biškį pafilmavom, kaip įsišaknyja. Esam česnakų lauke, pažiūrėsim, kaip įsišaknyjas. Žiema buvo labai lengva. Pabandom. O, šaknynas yra geras. Tikrai viskas sėkmingai, dar jisai nesudygęs, bus puiku. Kemšam atgal. Įsišaknyja gerai, matosi, kad žiemoja gerai. Jeigu dar gamta nesukvailios ir neduos daug šalčio, tai manau, pavasarį viskas gerai bus. Česnakus iš rudens tręšim kompleksiniam trąšom. Laukiam pavasario, nusipirkom iš margučių ravėtuvą, adraulą. Lenkiška. Ne visą komplektą, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Žodžiu, bandysim rodyti, kaip auga, pafilmuosim, kaip vyksta mūsų ūkinių pastatėlių statybos, nupirkom sodybą. Tai kad iki sekančių susitikimų gal pavyks padaryti kas savaitinę video. Jeigu bus idėjų, jeigu idėjų bus per mažai, tada gal bent jau kas 2 savaitės padarysim po filmuką ir pasidalinsim su visais, ką mes veikiam. Ir iki susitikimo, iki.